Pats smagiausias ir geriausias dovanų keitimasis mūsų šeimoje, kuris jau vyksta per šventas kalėdas 4 metus. Nežinau, ar esate girdėję apie tokį žaidimą White Elephant, tai jeigu ne, tai labai rekomenduoju išsisaugot, nes su šituo žaidimu atrodo, kad namai lūžta nuo juoko. Tai šito žaidimo yra esmė tokia, kad tu nuperki dovaną už sutartą sumą, ją sudėdi į krūvą ir pagal numeraciją kokį numeriuką įsitrauki, kadangi mūsų šeimos narių yra ne 24, tai ne 24 numeriukai. Tai ateina pirmasis šeimos narys, įsitraukia dovaną, parodo, išpakuoja, ką gavo. Antrasis tą patį padaro, trečiasis irgi tą patį padaro. Ir įpusėjus žaidimui, dažniausiai jau nuo kokio 10, jeigu tu pamatai, kad krūvoj gal nelabai rasi savo tinkamos dovanos, tu gali vogti iš savo kito šeimos nario vieną kartą. Tada tas kitas šeimos narys vogė iš kito šeimos nario arba iš tos bendros krūvos vėl pasiema dovaną. Čia jau kaip nori. Ir vogti galima tą pačią dovaną 2 kartus, vėliau jį įgauna imunitetą ir jos niekas nebevogė ir pasilieka tas, kuris ją turi.